Hello. The aim of today's lesson is to learn or to revise past simple. Šios dienos pamokos tikslas yra įsisavinti arba pakartoti paprastą būtąjį laiką. Past simple vartojamas kalbant apie praeities įvykius ar užbaigtus veiksmus. We met in Scotland. Arba he wrote his first book when he was 18. Veiksmažodžiai skirstomi į taisyklingus ir netaisyklingus. Taisyklingiams veiksmažodžiams past simple laike pridedama galūnė -d arba -ed. We talked all night, she looked at me and smiled. Taigi, cooked pridedam -ed, smiled. Jeigu žodis baigėsi pridedam tik -d galūnę. Veiksmažodžių, kurių galūnė angliškai y, būtajame laike keičiasi į trumpąją arba I ir tik tada pridedame ed. Pavyzdžiui, carry, carried, worry, worried. Netaisyklingi veiksmažodžiai arba irregular verbs tai tokie veiksmažodžiai, kuriems netaikomos jokios žodžių darybos taisyklės. Netaisyklingų veiksmažodžių lentelę rasite vadovėlio priede arba antraštinėje dictionary arba bet kuriai anglų kalbos gramatikoje. Tarkim, swim, swam, see, saw, go, went, run, ran, tell, told, write, wrote. Tai formos, kurias reikia išmokti atmintinai. Norint sudaryti klausimus ir neiginius būtuoju laiku, reikia naudoti pagalbinį veiksmažodį did. I talked to Steve yesterday. Did you talk to Steve? Yes, I did. No, I didn't. Atkreipkite dėmesį į tai, kad jei sakinėje žodžių junginyje atsiranda did, tai veiksmažodis grįžta į pirmą formą. Čia buvo talked, o klausime, kadangi yra did, jau yra talk. I didn't sleep last night. What did you do yesterday? Harry didn't cook the meal last week. We didn't like the film. Did he come to your birthday party? Matot, visi šie veiksmažodžiai yra pirmąja forma, nes klausimuose yra did. To be formos. I was, aš buvau. You were, tu buvai. He, she, it was, jis, ji buvo. We were, mes buvome. You were, jūs buvote. They were, jie buvo. Was ir were naudojame ne tik sakinių, bet ir klausimų bei neiginių sudarimui. They were very happy yesterday. Were they happy yesterday? Were iškeliam į sakinio priekį. Yes, they were. No, they weren't. They weren't happy yesterday. Where was the last year? Where was he last year? So that's it. So good luck in revision and learning.